Vienu žodžiu, jeigu aštuntukas ateina į kažkokią erdvę, jis iš karto paima kontrolę. Jisai žino, kas ten ir mato, kas yra už nugaros. Ir viską laiko. Todėl aštuntukas labai stipriai, kaip čia, pakankamai įtempta yra nervų sistema, nes aštuntukas visą laiką dirba, niekad negali atsipalaiduoti. Bet jūsų yra 26, tai jums yra labai gerai pasisekė, nes jūs turit 2. Tai yra labai gerai, moteriška energija. Ir turit 6, irgi moteriška energija. Tai yra kaifo energija. Ir 8 grynas nuo 26 pakankamai skiriasi, nes aš matau, kaip mano vaikas moka poilsiaut, kaip jisai moka atsipalaiduot, ko grynas 8 visiškai nemoka. Jam tik dirbti, va. Kontroliuoti, dirbti visą laiką, varyti. Aštuntukas, vienu žodžiu, yra labai išmintingas, pats stipriausias skaičius. Aštuntukas ir 9. Tai va. Du paskui kas dar apie aštuntuką? Aštuntukai labai geri žmonės, labai teisingi, labai atsidavę žmonės, labai mamos yra nuostabios. Labai, vienu žodžiu, tie, kurie prasideda nuo 7, 8, 9, tai tiesiog jie turi pačias geriausias savybės, kokias tik tai gali turėti žmogus, tas kiečiausias, geriausias savybės. Ir tuos tokius pačius stipriausius nukvailiojimus irgi turi 7, 8 ir 9, kur gali, vienu žodžiu, šokt nuo skardžio, drąsiai, be jokios baimės ir taip toliau. Arba, vienu žodžiu, tokių va, labai tokia, vienu žodžiu, kur kitas skaičius stenėtų ir mekentų. Kokia? 21, tai jūs būsit 3. 21. Ką daryt? Naktį virtau iš 9 į 13. Tai ką reiškia? Jūs pasimylėjat su 13? 9 pasimylėjo su 13, 9 su 4. 4 tai yra kosminis, vienu žodžiu, jisai yra be kūno ir labai tenai galvoja, labai daug visokių idėjų ten. Tai nežinau, gal ir neblogai gavos, bet 4 būna tokie labai nepakankamai tokie, kaip čia, papiktinti, piktesni kažkuom. Užsibaigė muzika mano. Aš labai daug įsikalbėjau dabar. 27 prisijungė. Kokia dar buvo? 16. 16 tai jūs būsit 7. Vyras, taip? Pradėjo kasytis kažkas, va. Pėtkelnės išlindi ir ten maikela dar yra. 16 dieną 7. Turit vienetuką ir turit 6. Tai toks lengvesnis bus 7. 7 tai yra tokie vat be galvos. Ir krizių menedžeriai. Kūrė visokias krizės ir iš tų krizių labai puikiai išsikapanoja, įvėl kūrė, įvėl kapanojas. Jeigu 7 yra krizė, tai jis jaučias kaip namie. 7 gali atlaikyti, kokie čia skaičiai 7. Tai 8. Jums reikia 8. Jūsų moteris turėtų būti 8. Nes kitom moterim gali būti